Taip. Nu, mintis tokia truputėlį apsukti ratuką mažą. Ir šiandieną turėjau tokių niuansų. Tai kas turbūt ar sekėt mane, ar matėt. Tai vietoje diržų esu pasikeitęs, vietoje grandinės esu pasikeitęs diržinę pavarą. Ir vakar po lietaus grįžus kažkodėl garsas buvo, tai šiandieną vėl įsitempiau, čia prasitepiau, viską prasižiūrėjau, dangtelę nebedėjau. Tai prasivažiuosim taip, kaip yra. Dabar dėl mikrofono toksai niuansas, vėlgi vakar važiavau su krepšiais ir mikrofonas antras buvo krepšy. Dabar antrą mikrofoną paliksim prisikabinus ir bus išoriai. Įrašas eina, mikrofonai eina, kojelė nuleista, kad vėl neapsižioplint, neapsijokti. Tai tuoj vartelius užsidarom. Nuo saulytė superinė šviečia. Super. Taip, vartai užsidarom. Gerai. Tai va, mūsų užduotėlė šiandieną tokie lengva ratuką apvažiuoti, nes ten vėl Klaipėdą matau debesėliai tamsus. Tai viską užsidarėm. Dar supykit, bet norėčiau muzikus įsijungti. Taip. Tuoj. Na, vat nieko nėra smagiau, va taip pat išvažiuoti. Saulytė šviečia į akis. Nežinau, jeigu mikrofonas vienas šnypštai, dėl to, kad išoriai. Ilgai irgi važinėtis nenoriu, kadangi nėra labai užšilta. Bet šiaip smagu, aš jums pasakysiu. Nežinau, širdis atsigauna. Širdis atsigauna. Nu kur tu lenki prieš sankryžą, nu kur tu darai, ką tu darai, nu. Lenkimas prieš sankryžą, netgi per sankryžą. Negalima lenkti sankryžai. Žinokit, kaip smagu, kai iš tikrųjų vaikai pamojuoja. Ir nežinau, o tie vaikai tai iš tikrųjų yra fainiai. Aš žinau, vyresni tokie, vyresni yra vyresni, bet tie maži vaikai tokie, jie natūraliai tokie. Šypsosi, žiūri, pamojuoja. Kam yra mojavę su mašina? Su motociklu yra kitaip. Tai mūsų planas dabar nuvažiuoti iki galo, Vytauto gatve, tada per kitą vietą grįšim ir tada atgal judėsim. Oras tikrai fantastinis. Iš
tikrųjų gyvenant va tokiam miestelį Palangoje, nežinau, kita miestelį mažam, nereikia iš tikrųjų kažkokių tų didelių motociklų, sunkių, galingų. Na, viskas užtenka. Išsiveži, prasivažiuoji. Viskas, daugiau nieko nereikia. Na niek, stabdžius patikrinam. Nu čia taip neturėjo būti. Čia turbūt iškirpsim šitą dalyką. Kažkaip neįvertinau aš čia. Reikia važiuoti pagal taisyklės ir gerbti taisyklės. Laukia signalo. Vyrukai alutį deda. Romantika ant suoliuko. Ir iš tikrųjų darosi netgi tokia tradicija paimti vakarai išvažiuoti, jeigu yra geras oras. Nereikia toli, nereikia kažkur ten daryti kažkokių kelionių. Nu, kaip be būtų, nelabai pavešiu iš tave. Bet taip smagu iš tikrųjų prasivažiuoti, apžiūrėti savas valdas, teritorijas, kas naujo, kas pasikeitė. Bet vakar lietus tai buvo geras. Žinokit, aš iš pradžių nesupratau, kad ten buvo ledo gabaliukai, iš tikrųjų taip skaudžiai gan. Kai pradėjo tenais visą mane traškenti. Negi gali būti tokie lašai, tokie skaudus. Pasirodo, mačiau, kad ten yra ledo gabaliukai. Bet svarbu, viskas gerai, tvarkingai. Neišsidrėbiau ant kokio posūkio. Nelabai išmėgstu per lietų važiuoti, iš tikrųjų, ir dar tokį galingą. Nu, va, mūsų gražusis žiedas. Smagu, kad Palanga keičiasi. Tokie dalykai iš tikrųjų labai prideda vertės miestui. Atrodo, kas tas žiedas, bet kiek problemų išsprendė. Smagu net garbės ratą apsukti. Mikrofoną dar turiu. Pasižiūrėsim ne Basanavičiaus, Vytauto gatvėje, kas gero. Ar yra žmonių, nėra pirmadienį. Gražus pastatai. Tikrai gražių projektų Palangoje yra.
Turiu tik vieną bateriją, tai ilgai tikrai nesivažinėsim. Pamiršau pasikrauti iš tikrųjų. Žiūrėkite, mikrofonai veikia. O, 80%. Nu, čia reikia sugebėti su tokiais ratais važiuoti. Slalomas prasideda tarp šulinių. Graži Palanga. Bet iš tikrųjų, aš kaip matau, kiekvienas miestelis yra gražus. Reikia tik mokėti pamatyti. Kretingai ypač labai gražiai susitvarkė. Net kojų nenuleidau ant žemės. Kartais žodžių net nereikia. Važiuoja vat ir fainiai. Žiūri tos visus žmonės, visi skirtingi, visi su savais gyvenimais. Nu, kaip vyrukas žiūri. Oi. Čia reikia atsargiai greičių neviršyti. Reikia gerbti įstatymus. Grožis. Čia baikeriam visada fainiausia vieta, gali va taip važiuoti ir visada pasižiūrėti. Stikluose. Atrodo smulkmena, bet žinokit. Vis tiek kartais noris pasižiūrėti. Žmonių yra truputėlį. Ką pastebėjau iš tikrųjų, dabar va įsijungus tokią lėtą ramią muziką, visai varkiai galima kažkaip kalbėti, važiuoti, nesiblaško tos mintis. O, rimti vyrai su galingais daiktais. Žymioji Palangos Basanavičiaus gatvė. Na, baikeriai iš galo. Nu, kartais noris paišdykauti, vis tiek toks gyvenimas.
Nu jo. Kur man čia lygintis? Va, grožis. Važiuoti prieš saulę. Ir nieko daugiau nereikia. Kas atvažiuosite Palangą, tai išbūkite atsargus, matot, yra greičio matuokliai pristatyti. Ypač tokiose gatvelėse. Ui, piktas šuo. Čia visada smagu atvažiuoti, tai pravažiuoti pro Basanavičiaus gatvę. Sustoti, žmonės pasižiūrėti. Nu, žiūrėk, mergaitės išdykauja. Taip, kur mūsų stop linija. Tiesiai ant linijos. Nu, praleiski mergaitės. Gražus šešėlis. Ko šitiek prisikvėpinės, iš tolo kvepalai. Baikeris. Vis tiek smagu, ta bendruomenė motociklistų. Dar kitas smagus dalykas yra, kai važiuoji su šalmu ir matai daug pažįstamų, tai smagu, gali pasislėpti. Nemato tavęs, net pažįsta. O tu matai visus. Nu, turčiai. Nu, nelabai šį kartą mašinos tokios. Man dabar svarbiausia čia nesusimauti. Tai užsijuoksiu. Gaila, negalėjo šauti greitai.
Čia toks smagus posūkis yra į kairę. Variukas. Su švieselėm gražus. Tai gaila, va tas baras pavėsi visada. Tokie drėgmė tenais. 20 minučių jau filmuoja. Biškį ne pro ten važiavau iš tikrųjų. Nieko, pravažiuosim kitaip. Vyrai, nežiūrėkit, nusisukat. Vyrai, negalima. Oi, net stiklas aprasojo. Kaip jums mūsų Palangos naujai šviesoforai. Nu, gražu, faina iš tikrųjų ir dizainas, viskas, bet yra vietų tokių diskutuotinų. O, ekspresą žinutę parašė. Turbūt kažkas atėjo į paštomatą. Dar pro vieną rajoną pravažiuosim, Beverly Hillsą, Palangos. Ir judėsim namučio. Oras tai fantastika, žinokit. Tikrai geras oras. Davė leidimą man sustoti. O čia graži vieta. Wow. Čia yra Druskininkų gatvė. Palangos žymioji. Na, kas pirmas? Čia nežinau, atsimenat, neatsimenat, bet buvo toksai žmogus susipirko sklypą čia ir buvo kalnas didelis. Žmogus norėjo kažką turbūt statyti ar kažką, nežinau, daryti. Nusikasė kalno, ten pasirodo rusiškas bunkeris. Tai čia metus laiko, ar kiek jisai čia tą bunkerį griovė. Kai būna kartais žmonėm nesiseka. Gaila iš tikrųjų. Bet nei vienas nesam apdrausti nuo tom. Vėl mūsų baikeris su vienu ratu. Nu ir važiuojam paskutinę gatvę, pravažiuojam ir namo. Užteks šiandieną. Reikia pro Beverly Hillsą pravažiuoti. Gal kada nors sutaupysiu. Tai čia galėčiau kažką nusipirkti.
O, lenktyniaujam. O. O, reikia išsitiesti. Gražus namukai labai. Šalia pušyno nuosavi namai, šalia jūros. Ko daugiau norėt. Aš visai pamiršau apie diržą. Išvažiavau specialiai pasižiūrėti, kaip laikosi. Stoju savo vietoj. Taip jau būna su motociklais. Oho, bikeris. Kaimynas čia mano. Šitą tvorą, kai pastatė, tai čia taip pavojingai pasidarė važinėtis. Čia visada taip išskrisdavai, išlysdavai. Čia irgi jau taip įdomus posūkis, į telefoną žiūri. Paskutinis akordas. Ai, dešinė. O, gerai. Kaip gražiai saulė nusileido. Čia romantika. Graži ta mūsų Palanga. Tai ką, ačiū už dėmesį. Tie, kas sulaukėt iki paskutinės minutės, tai jūsų kantrybė didelė. Tikiuosi buvo smagu taip kaip ir man. O dabar montuoti video, nes nenoriu pasilikti ateičiai. Viskas, jungiat lauk. Baigėsi. Vartai va užsidaro. Nu, garažas. Visa, ate.